Labas vakaras, bičiuliai. Kaip jums sekasi? Šio vakaro tema bus apie automobilio pasirinkimą perkant. Paimsime tam tikrą pinigų sumą ir pakalbėsime, kas būtų geriau. Taip pat bus ir įdomi jūsų nuomonė. Ką jūs tokiu atveju darytumėt, kokį automobilį rinktumėtės pirkti. Video, kaip visada, tikiuosi bus jums įdomus, todėl pasidalinkite, paspausite laiką bei paspausite follow, jeigu dar to nesate padarę. Dažnai, kai užsako klientai paslaugą, ar tai automobilio patikros, ar tai automobilio paieškos, nesvarbu, sulaukiu tokio klausimo. Jeigu aš turėčiau tam tikrą pinigų sumą, kokį automobilį rinkčiausi? Tai dabar kaip pavyzdys paimkime 10 000 eurų pinigų sumą, tam tarpe. Ką aš asmeniškai rinkčiausi iš automobilių? Tai kaip pavyzdys. Ar pirkčiau ten geresnių metų kokį, nežinau, 7 Golfą, ten kaip pavyzdys už kokius 8 000, 9 000 eurų, kuris ten būtų, nežinau, 15 metų. Ar kaip pavyzdys rinkčiaus geriau kokį Lexusą, GS-ą, kuris bus, sakykime, ten, nežinau, 10 metų, 11 metų, tvarkingas, už tą pačią maždaug sumą. Tai mano gyvenimo būde, mano darbe, man asmeniškai yra labai svarbu komfortas. Tai reiškia, kad aš prasukdamas po 400-500 km per dieną turiu jaustis patogiai, teisingai. Turiu ir išvaržą vieną kitą stuburą nuo sportų, taip kad patogumas automobilyje man yra numeris 1. Nes pradeda skaudėti nugarą, kas be ko, ir paskui žodžiu problemos. Tai aš asmeniškai rinkčiausi geriau, kaip pavyzdys, kaip sakiau, Lexusą, GS-ą, kuris bus senesnių metų, bet bus komfortiškas, atitinkantis mano poreikius. Arba ten, nežinau, kaip pavyzdys 5 klasės BMW, kuris irgi ganėtinai yra komfortiškas. Jeigu lyginsim ten su kažkokiu, tai, sakykime, Golfu ar nežinau, ten kažkokia tai Kia, sakykime, geresnių metų iki 10 000 eurų. Tai tikrai, kaip bebūtų, komfortų tie automobiliai, premium segmentų automobiliams, jie neprilygs. Taip kad čia vėlgi, poreikio reikalas. O dabar komentaruose ir pasakykite, ką jūs rinktumėtės iki 10 000. Ar geresnius metus, ar žiūrėtumėt kaip tik komfortą, geresnę komplektaciją, kad ir senesnių metų, bet kad jaustumėtės kaip namuose, patogiai ir maloniai. Lauksiu atsakymų ir iki greito, bičiuliai.